Profsąjungos kultūros rūmų merginų ansamblis. Jos buvo pirmos visoje Sovietų sąjungoje. Merginos rokerės. Drąsuolės brazdino hipiškomis elektrinėmis gitaromis ir, tik pagalvokite, scenoje mūvėjo kelnes. Maištingos, kūrybingos muzikantės pasivadino bitėmis ir joms nėmaž nerūpėjo, kad kolegos vyrai traukė per dantį vadindami davatkomis. Jos buvo entuziastės, jaunos, padūkusios šelmės. Skambinsiu taureliai vargą savo. Rokas liko nutolusiuose 6 dešimtmečiuose, sena atsiminimuose, o žavioji bičių vadovė Jūratė Dineikaitė visų laikų legendoje. Visi sako, kad man netinka nei ponia Jūratė, nei močiutė Jūratė. Aš esu Jūratė. Nenuoramai Roko močiutei 88. Šiandien ji groja nebematydama. Ligų užtrauktomis akimis rašo ir laiškus. Rašo savo senatvei. Vedžioti raides nematant nelengva, tačiau dar sunkiau negalėti perskaityti, ką parašei. Žmonės seni mėgsta kalbėti su savim. Tai viena mintis, kodėl aš turiu su savim kalbėti, kad aš apie senatvę galiu parašyti, kažkam įdomu. Gyvybingumo užtaisą neabejotinai jį gavo iš tėvų, bet sykiu matyt ir iš gyvenimo. Vaikui nuo 4 metų karas, 10 metų bombos, karas, pokario badas, banditizmai. Tėvelis pareina namo prabuštadausis kraujuotas ir taip toliau. Suprantat, badas, iki šiol aš už tai plodą, žinau, kad labai sveika būti plodai, mažai valgau ir labai gerai, ne dėl to, kad pensijos mažas. Suprantat, tokia gyvenimo patirtis, kad man baisu, kad žmonės pilna ir kaimynai, jos mato, televizorių žiūri, skaito knygas. Kita dar žiūrėk, į teatrą gali nueiti. Zyzia. Tai aš vadai sakau, palauk, tau baisu senatvė? Sako, kažkas baisaus. Sako, tik šok nuo tilto. Ką tu kalbi? Aha, šokt nuo tilto yra blogiau negu senatvė. Tai ko tu zirzi? Jūratė Viktorija Rita Dineikaitė gimė 1936-aisiais. Jos tėvai priklausė tarpukario Kauno elitui. Tėvas, Viktoras Dineika, buvo gražuolis valstybės teatro artistas, žinomas ir dėl talento, ir dėl žavesio. Atvirukai su jo atvaizdu buvo pardavinėjami Kauno spaudos kioskose. Tėvas jaunystėje su bendraminčiais sukūrė muzikinį kvartetą Dzimdzi Drimdzi, laikoma pirmuoju lietuviško estradinių humoro kolektyvu. Artistai 2 metus gastroliavo Jungtinėse Amerikos valstijose, apvažiavo kone visas lietuvių kolonijas, sulaukė stulbinamo pasisekimo. Grįžęs į Lietuvą, Viktoras Dineika vaidino teatre, dirbo diktoriumi Kauno radiofone, vėliau dubliažo režisieriumi kino studijoje. O mama Sofija buvo dailininkė, Mstislavo Dobužinskio mokinė, bajoraitė iš garsios Kirkilų šeimos. Antrojo pasaulinio karo metais Sofija Kirkilaitė Dineikienė neteko iškart 2 brolių. Brolis Povilas civilis paėmė vokiečiai į darbus ir viso gero. Žinot, geležinė šiela, nieko nebežinojom. Antras brolis Bronius Kirkila, 41. Jis gimė lygiai 90 metais irgi. 41, jam 41 metai. Vokiečiai liepė šaudyti žydus. Ir jis vakare puikiai atsimeta. Atėjo pas mus dar Žaliakalnį, kai gyvenom. O bronius atsisėdo nuo stalo, nuėjo į miegamąjį mamos tėvelę, buvo tokia labai graži dvigulė lova,
ir tokia lakuoto ąžuolo, tokia galvūgalis, kaip čia pavadinta lenta. Jis taip atsisėdo šodu ir nusišovė, kad kulka per tą lentą skylė ir į sieną. Pamatytas vaizdas niekada neįsitrynė. Nebyli istorijos pamoka taip pat. Tačiau vaikystė pernelyg spalvinga, kad ją užgožtų liūdesys. Ypač, kai šeimoje auga 3 mergaitės. Jūratė namuose buvo jauniausia, pagrandukė, drąsiausia, guviausia ir labiausiai padūkusi. Visa vaikystė buvo, kad aš iš šito išeidu vakare grįžtu. Mes buvom kaip suaugę vaikai nuo pat mažens, kadangi Kaune vienam teatre buvo ir opera, baletas ir drama. Reiškia, visi viena, kaip dabar sakytų, hebrytė. Krikšto tėvai, Erikos Dauguvietis, mano Antanas Kučingis, bosas, išvežė į Sibirą, grįžo. Ir nuo pat mažens, ne tik po kokių premjerų, visada visi artistai pas mus namie. Ir ne taip, kaip būdavo čia suaugę, čia staliukas vaikam. Ateidavo Kipro Petrausko dukra, Aušra dar bendraujama, mano dukros krikšto mama. Jokių vaikų staliukų. Viskas buvo iki tiek intelektualu, elegantiška, jokių anekdotų, jokių, nekalba, alkoholį rimta. Viską. Ir kaip aš 3 metų galėjau baltas taltase apipilti, jeigu greta sėdi ten Dauguvietis ar Petrauskienė. Reiškia, nereikėjo nieko aiškinti, kaip reikia valgyti. Žiūri ir matai, ir negalima išpilti, negalima taškyti. Pas mus buvo šeimoje tokia tolerancija visom tautom. Būk nebelagis, būk nežudikas. O daugiau nesvarbu, ar tu ateistas, ar tu kitokią tikimą. Ar tu tamsiaodis ar geltonodis. Jo, absoliučiai žmogus yra žmogus. Ir mama vis man sakydavo, nežinau, kieno citatą, kad mylėk kiekvieną gyvenime sutiktą seną, jauną žmogų ir net vaiką. Nes jis tikriausiai savyje turi kažką, ko tu neturi. Nuo pat vaikystės. Sovietų okupacija 1940-aisiais suvėlė gyvenimą, bet dar labiau išgrynino vertybės. Baimė dėl ateities išmokė atsakomybės, badas ir skurdas išradingumo. Išlikom gyvendami taip. Kaip dabar atsimenu, aš turėjau tokį lagaminėlį rudą, turbūt tokia didumo. Kai prasidėjo karas, man 5 metai. Įdėtas muilas, megztukas šiltas, kojinaitis šiltas. Tik neatsimenu, kada pradėjau eiti į mokyklą, muzikos mokyklą, kad grįžus pažiūrėti palangę. Bet dabar nebežinau, kada neit namo, ar kada stovi gėlės, arba kaip tik nuimta ženklą. Deja, kažkaip ir gyvenimą nebepaklausė mamos, bet tą puikiai atsimenu. Mama baigė Panevėžį gimnaziją, baigė aukso medalių, bet kaip prasidėjo karai, buvo tėčio lagaminėliai ruošiami, mama atestatą suplėšė, kadangi parašyta, kad bajoraitė. Jeigu purtis būtų, tai būtų labai liūdna. 41 birželį į tremiamųjų sąrašą buvo įrašyti ir Dineikai. Birželį į tremiamųjų sąrašą buvo įrašyti ir Dineikai. Visgi paruoštų lagaminų neprireikė. Tėvas Viktoras Dineika niekada taip ir nesužinojo, kieno nematoma ranka ištraukė jo šeimą. Iki pat mirties liko įsitikinęs, kad nuo pražūties išgelbėjo
prieš karinės pažintį su kai kuriais bičiuliais, kurie vėliau tapo įtakingais sovietiniais veikėjais. Turėjo omeny tėvelis. Čia ne faktas, bet turėjo omeny vieną reikalą. Kada tėvelis grįžo iš tų gastrolių 26, pradėjo dirbti radiją, jie atsirado Lietuvos. Ir aišku, jį kaip artistą kvietė į radiją. Ir jaunas buvo Paleckis politikas, dar nebuvo toks politikas, bet rašė eilėraštukus. Atėjo į radiją, prisistatė ir tėvelio paprašė, kad paskaitytų. Ir tėvelis jo tus eilėraštukus apie meilę ką paskaitė. Tokia mintis tėvelio. Gal Paleckis pamatė, bet jisgi jo tą eilėraštuką prie Smetonos paskaitė. Blatas, nežinau. Ir tėvelis nežinau. Tiesiog taip buvo tokia pabasybė, kad galbūt užstojo. Priedo Karolis Dideika. Matot, Karolis Dideika su tėveliu. Kai tėveliai buvo 18 metų. Oi, mama mia. Jiegi buvo savanoriai prieš bolševikus. Tėvelis įsisuko. Karolis buvo vadas ir pateko į kalėjimą. Ir kai jį išleido, jam neleido gyventi nei Kaune, nei Vilniuje. Štai įsikūrė Druskininkuose parką. Ir jis privalėjo, kaip ir visi medikai, Hipokratovo priesaiką gydyk, nors ir Hitlerį jis gydė Sniečkų. Ir Sniečkus mirė jam ant rankų. Pokariu Dineikų šeima persikraustė į Vilnių. Tėvams idealistams, patriotams, laisvoje Lietuvoje garbintiems artistams teko susigūžti ir mokytis pritapti okupantų santvarkoje. Paauglėms jų dukterims taip pat. Pionieriai į komunistus. Kaune mane užkabino silkės tos. 13 metų atvažiavau Vilnių, Čiurlionio mokyklą, Salomėjos, iš karto silkė. Ne pionierius, tai nieko nebus. Tėvas sako, tu suspjautų, silkė, tai 14 metų su jais Salomės nėrės per vieną vakarą visą klasę komjaunuolės. Bijojau mamai pasakyti, mama labai tokia patriotė, ką daryti, nes nepasakė, kad privertė į komjaunimą. Iš ryto radiją, mama namuose girdė, Salomės nėrės mokykloje 7 klasėje. Dideikaitė, 30 padelio savo norų įstojo į komjaunimą. Aš blioviau namie, tėvelis sako, tu tylėk, tu kai neįstosi konservatoriją kitaip. Baigusi tuometę Vilniaus konservatoriją, Jūratė įsidarbino simfoninėme orkestre. Neilgam. 1966-aisiais jauna smuikininkė spruko iš filharmonijos ir nėrė į roką. Ten, kur seniai traukė širdis. Bernai darydavo iš visokių, išplėždavo iš radio aparatų, darydavo tas gitaras. Iš kur aš jo neįgyvendinama, bet pastatė profsąjungų rūmus 64-ais. Žodžiu, mano draugė ten dėstė kanklių ratelį, kalbėjo su tais visais vadovais. Nu, ten, aišku, visi vadovai komunistai ir taip toliau. Nu, ir vienas sako, kad oi, norėčiau džiazę vien merginos. Kaip filmas Berlin Monroe. Ne jokio žodžio rokas. Ta padelė sako, aš vieną žinau, bet ji groja orkestrį, užimta, jokių kalbų. O man tik tortą reikėjo. Čia mano buvo sekundinis, visiškai iš karto bitės. Na, aišku, atgarsis bitlų, jau čia savaime. Bitlai bitės. Lietuviškas tikrai ta bitė, tokia darbšti bitelė. Panos darbščios. Aš nežinau, kad jos gyveno, kai mes atsidūrėme Erfurte. 7 metai, nuo 9 iki 6, jos savo darbę, specialybei. Pabėga namo, jau 7 reikia važiuoti į Lazdynus, persirengti aparatūrą iš Rusijos atnešti sceną. Ir groja iki 12. Vėl išnešta aparatūra, parvažiuoja namo 1. Keliasi vėl iš darbą, vėl į restoraną. Jeigu jos laisvas šeštadienį, tai mes vis tiek grojam šeštadienį. Mano vyras buvo kalėjime su 2 mano vaikais. Mergaitai 1 metai, sūnui 5.
7 aš išėjau iš namų, vyras sėdėjo. Ir tik trečiadienį mes negrojom, vakarė jos galėjo apsiskalbti ir įsimaudyti, o mano vyras galėjo nubėgti į teatrą ar į filharmoniją koncertą. Trečiadienį aš su vaikais sėdėjau. Rokerės bitės grojo 13 metų. Jų pasirodymų klausydavosi aukščiausi komunistų partijos veikėjai. Bet girdėdavo anaiptol ne viską. Lino liūdesėlis rokeriams galėjo baigtis pas baltąsias meškas. Tarp dainos eilučių verkė okupuota Lietuva. Laimė, sovietų cenzoriai ribotumo turėjo nemažiau kaip atsargumo, o jos 20-metės scenos šelmės pernelyg daug jaunystės jausmo dzin. Suprantat, mes bijojom KGB mūsų dar labiau bijojo. Man buvo 30 metų, ne 16, aš protavau. Daug tokių grupių dingo, čia Rusiuose būdavo, po metų žmonės paskusdavo ir baigta. Tai didesni didvyriai negu aš. Apie jos tėvai nebesužinodavo, kur jie. O aš gudri, man 30 metų. Kodėl man reikia dar atskaitis? Jie pamatė, panelės dar tada mokėsi universitete, paskui jau dirbo, intelektualios, nerūko, negirtokliauja. Jie skaitė, kad rokas tai nėra gitaros ir būgnai, tai yra girti vyrai ilgais plaukais, narkomanai. O čia tokios intelektualios. Aš roką dariau tik būgno ritmas, bosinė gitara ir ritminė. Pačią harmoniją, žanrą roko. Bet pas mane daugiau liūdų. Ta pati Rūta liaudės daina. Rūta, ko tu nežaliuoji? Žiemą vasarėlė, tugi turi žaliuoti. Kodėl nežaliuoji? Žiemą vasarėlė. Nieks neatkreipė dėmesį į tekstą. Groja ramiai gražios panelės, ploja, visi sniečkai, visi ploja. Ir mano kurtos dainos, tai Leonardo Gutauskovo, Linas, aiškiai jo okupacija, bet nieko. Toks buvo požiūris, kad rokas tai girti ir kreta ir būdai reikia, kaukia. Kaip sapnas, pradings ir meilė tavo. Metų pritildytais pirštais, ligų užtrauktomis akimis, bet ta pačia padūkusia siela. Tokia ji visada ir liks. Roko močiutė. Pašėlusi Jūratė Dineikaitė. Kadaise ji rašė muziką. Šiandien rašo laiškus savo didelio, spalvingo gyvenimo senatvei. Matyt, čia viskas kartu ir genai, bet mano tas temperamentas yra toks. Bet kaip jūs sakėt, gal pagrosit valsiuką. Ne, kad šių valsų polkų, tango, tragedija man patinka. Pas mane labai visko daug viduje. Labai daug. Ir aišku, gaila, kad jau 5-6 metai mano šitos akis. Aš tikrai daug parašyčiau. Bet čia yra labai žiauru, kad reiškia kitą dieną negaliu paskaityti, ką parašiau. Radiją dabar pilna. Vieni to bijo, kiti to, kiti, kaip sakot, sąskaitos taip toliau. Nėra gyvenimo prasmės, jauni, vyresni, užsiutau. Aš skaitau, kad gyvenimo prasmė yra pats faktas, kad tu atsidūrė ant šitos planetos. Tu galėjai neatsidurti. Tu galėjai mirti 2 metukų ir nespėt nors suvokti, kas ta visata, kas ta planeta. Galėjai numirti 13. Na, dabar jau ir 13 įsimylė, bet galėjai nežinoti jausmo. Kiek tu visko negalėjai, bet nebūtum gimęs. Prasmė yra atsirasti. Galėjau nebūti mano tėvų. O aš atsistojau ant tos planetos. Aš dabar visiems sakau, kad
Bėgat, lekat kaip bepročiai dabar. 3 kartų į dieną, po 1 sekundę. Ką tai reiškia sekundė? Iš ryto, dieną ir vakare. Aš esu. Aš stoviu ant šitos planetos. Pajuskit, tu labiau dabar, kas darosi pasaulyje. Tu džiaugis, tuo labiau, jeigu kažkas gal gresia. Tu pasidžiaug, kad va, jūs sėdit, mes kalbam. Nereikia nei karo, aš kaip senas žmogus galiu rytoj, insultas, infarktas. Nu ir ką, ir dzin. Aš tiek pragyvenau, tai kas, kad ryt nugriūsiu gal. Liekt, kad uždirb daugiau tų pinigų, gal tų pinigų tik tavo grabui reiks. Neaišku, tu labiau dabartiniais laikais. Man niekada rūpėjo karjerą, daug uždirbt. Aš Figaro čia, Figaro ten. Aš beprotiškai įdomiai gyvenau tarp įdomių žmonių. Gyvenimas yra sekundė. Senatvėlė, labanakt. Dabar įdedu ausų aparatą į kroviklį nakčiai, dantukai ir ne visi į vandenį. Gaila, kad nėra kroviklio akim. Labanakt. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.